Labą dieną, pasilgot? Praėjo tik savaitė, o mūsų Detas grįžta Su savo darbais nesibaigiančiais. Praėjusį kartą šventėme naujus metus, džiaugiausi Ramūno dovanomis, toliau nuo sienų artėme gipso plokštes bei apsitvarkėme. Kadangi pasitaikė labai geras oras, išėjome ir į lauką, o ten nugriovėme pašiūrę. O dabar keliamės į naują video. O, senos trobos kvapas. Tai gerai, mūsų planas yra šiandien lipti ten į viršų ir viršų susitvarkyti. Nes ten yra daug visokia šienuka, visokių nesąmonikių. Aš dar nebuvau ant viršaus, bet lipsim, pasižiūrėsim, kas ten, kaip ten ir kodėl. Reikti bent jau didžiąją dalį susitvarkyti, nes negalim namuose vis tiek klubų pradėti plėšti, kol čia nesutvarkyta, nes viskas skris į apačią kitu atveju. Ramūnas renkasi ekvipmentą. Tai nežinau, ar man pirmai lipti ir tu padavinėsi, ar kaip čia bus dabar? Ai, užmesi. Noriu pirmą lipti, palaikysiu kopėčias. Oho, iškart sulūžo. Bet vinių turim plaktuką, nėra problemų. Avinį paduoti? Ne. Taip jau yra gyvenime. Bet tai čia... Kas? Pasitikėjimą tom kopėčiam. Negal būt per didelė. Tai žiūrėk, iškel kamerą. Aš tik tikrinu laitukus. Ai, iškel kamerą. Ar kiekvienas laika? Welcome to my crib. I'm in! Esam ant viršaus. Kas čia? Ten lempa. A čia yra rūkykla. Rūkykla. Kompė kvapas yra? Jo, yra toksai. Kaminas raudono plyto. Jo, čia mūsų kaminas. Oi, daug plytos suskilusi. Apėjome kaminą iš visų pusių, apžiūrėjome ir labai džiaugiamės, kad nebandėme užkurti nei vienos krosnės. Kamino būklė tikrai prasta ir naudojimui netgi pavojinga. Į čia dar kopėčias turim. Lovas rėmą turim dar vieną. O, mūsų stogas. Problema. Jo problema. Čia reikia labai atsargiai lipti. Tie balkiai tai tokie nudarė tai jau normaliai. Tai dabar mūsų planas yra... O jis buvo toks. Visus šonuose esančius palius bei šieną krauti į vidurį, taip pat išsirūšiuoti daiktus bei ten esančias šiukšles. O vėliau viską sukrauti į maišus ir nuleisti į apačią. Man kažko rankų šala. Ne, be darbo. Gražiai matau dabar viršui viskas suleista. Keltuvas. Aha, turim keltuvą. Metam daiktus, jeigu ką įdomaus, įrodom. Tai pradėkim darbus. Wow! Melodija! Ką radom? Melodija! Aišku, čia. Čia lietuviškas. Va, Juozas Tiškus. Bet jos visas drėgnas yra. Yra gražiai pasidėti, sidžiauti. Gal kažkur panaudosim jas? Ne, tai bulvių maišus tikrai panaudosim. Bulves tai kasim. Čia yra kažkoks senovinis vynas. Kažkaip to patys kalbengs čia yra. Jeigu žinot, kas čia, prašau pakomentuoti. Kažkada esu kažkur tokį mačiusi, bet neįsivaizduoju, kas čia. Čia taip pat. Gal kažkam džiovinti? Jo, čia rėmukai, kažkaip čia ne bitėm kokiom. Tai gal galiu pradėti griebti šieną. Dabar mano daina tiks. Grėbiau šienų per visų dieną. Nu tai ką, vyras? Sakyk. Bet jeigu dabar mesim vien tuos šienus, čia belė kiek dulkių bus. O tu galvoji, jeigu tu mesi kitą dieną, dulkių čia nebus? Bus. Nu tai kaukės dedamės ir piriot. Nu ką, einam pasimti griebimo aparatus ir eisim griebti šieną. Tai yra labai smulkus. Čia ir spaliai tie vadinami, man atrodo. Nu gerai, jam neblogai sakas.
Einam dabar į mano karalystę. Žinai, ko reikia kastuvą? Kastuvą? Kastuvą. Nes aš su to grėbliu čia nieko nepaimu, tik grėbliuoju. Tai gerai. Tu sutempi. Kastuvas nesmiks. Galiu atnešti. Žodžiu, su grėbliu ne kažką. O, nėra lengva. Man jau šilta. Nebešalta. Nebešalta visiškai. Taip pat ir dirbam. Toks tai ir yra nuostabus darbas. Eina, savo pavargau jau. O, čia praėjo 15 minučių. Ir tik tiek tą padariau. Čia yra krūva, kurią išverčiau. Ramūnui sakau, kodėl man sekas taip sunkiai, tau taip lengvai. Jisai sako, dėl to nes yra sunku. Jo pusėje biški geriau. Čia va jo krūva. Palyginkim. Palyginkim dabar. Šiaudų yra. Mano krūva. Ramūno krūva. Mano krūva. Ramūno krūva. Kažkaip nesąžiningai. Okay, let's go. Nebegaliu! Nebegaliu! Atrodo, kad jie niekada nesibaigs. Tai jau šalta kambariuose bus dabar. Dabar jau viskas. Šildykis kaip nori. Glausis prie. Man ką? Tai kažkaip pas Ramūną pusiai daugiau yra šienuką, bet jisai yra daugiau nuveikęs, paskiau parodys. Čia yra mano krūvela. Ką sugrėbliau iš vieno šito. Ir liko 1, 2, 3. Ai, čia vienas didelis. Tai va tiek dar liko mano pusėje. Einam pas Ramūną pasižvalgyti. Labai šauniai dirba. Čia tas kambarys, kur yra originalias lubas. Ramūnas kulkų randa, bet medžioklinės čia. Ne karinės. Ir tuščias, ane? Jo. Dabar aš labai džiaugiuosi, kad čia yra tik tie maišai ir papačiai yra labai nedaug tų spalių. Čia tuose baltuose maišuose kažkokią medžiagą. Net neįsivaizduojam, kas čia. O čia turim visą pusę su šienu ir spaliai. Aš tai negalvoju, kad mes šiandien visą čia tą išsivalysim. Galvoju, ką, čia atvažiuosim greitai. O dabar, kai reikia pakilnuoti ir baigėsi visi mandrumai. Tai čia vien mes čia išsivalė ir ten, tai bus tik pusė vada. Bet iš esmės aš galvoju, ir čia gerai, kad mes visą svorį perkeliam vien į tą pusę. Labai gerai. Nebijai, kad lubas įlūš. Ne. Tai jeigu kažkam atrodo, kad niekam iš čia nedirbam, Ramūno kaukė ir mano kaukė. Mano kaukė, aišku, švaresnė. Einam į apačią, nusimsim kaukės, biškai pasėdėsim grynam ore. Oi, tai atvažiavom šitą šaltą sausio dieną vėl į trobą, bet labai trumpam nieko nedirbsim, nes lauke yra, nežinau, apie -10, gal truputį mažiau, gal truputį daugiau. Šiaip yra gražu, balta, visur laukai balti. Tikra nuostabi žiema. Taip, žiūrėk, čia pripūsti. Oi, geras. Čia net musės mirtinai sušaltų. Ramūnas maišus tempia, kad turėtumėm kur spalius krauti kitam kartui. Iš kur čia tiek? Oho! Va čia tai užsnigę nenormaliai. Tam užpustyti? Nežinau, man atrodo, mums reiktų tiesiog paskubėti. O kažkaip viršai noriu užlipti. Šiaip nufilmavau, bet vis tiek noriu papasakoti. Bairį. Tai yra tos kopėčios, kuriomis Ramūnas naudojosi lipdamas ant stogo ir mes praeitą kartą, kai lipom, jis tai norėjo patikrinti, ar tikrai saugu yra lipti žmonai. Ir pirma pakopa iš karto lūža. Tai labai saugu, tai dabar ponas prašau.
Valiom, katinukai. Šalta! Tai kam jau važiuoju? Gaudi kamerą. Gražiai pagavom. Da. Ir čia kai ne, čia tiesiog ne to žodžio prasme sninga. Čia yra antiek šalta, kai plaukia praktiškai, nes vanduo yra visiškai užšalęs. Lipsim į viršų. Taip. Rai, nori pirmą? Jo, gal noriu pirmą, žinau. Aš paduosiu tą kamerą. Bet prisilaikyk svorį. Žinau, ant visų Taip. neiškart. Eik 4. Kelti? Baigi? Wow! A jūs matot? Atsimenat, kas čia buvo? O Jėzau, čia kiek dar liko? Čia iš tų kambarių. Aha. Čia viskas perpuvė ir toliau vat vandenėlis laša. Ne, tik nelipk. Parodysiu. Nedidink skylės tik tais. Koks vai. Patiko laukė? Ar patiko? Nu tai jo, aš paskutinį kartą, kai buvau čia, tiek visko nebuvo. Abidvi pusės jau yra švarios. Turim tiek maišų, kažkada reikės nukelti juos visus. Man į šitą pusę. Suprantu, kad tu čia vakar naktį veikiai. O taip atrodė visas spalių tvarkymo darbas. Aš prie šio darbo prisidėjau labai minimaliai. O Ramūnas dirbo beveik visą savaitę, po keliasdešimt minučių ar netgi po kelias valandas. Nors iš pradžių viskas atrodė nesudėtinga ir kad viską atliksime labai greitai, bet darbo eigoje sukeliamos dulkės gerokai pristabdė. Kiek čia maždaug minučių praėjo? Nu daugiau 20 gal koks. Nu, 12 maišų sukrovo. Super darbs. Šiandien super. Aš tai apsikabinau ir kai dėt dulkės man į veidą. Dabar brunojau čia dulkės. Tai pažiūrėt, kaip Ramūnai sekasi, nes jis kažkaip jo iš vis jokių garsų ten neleidžia. Berniuk! Ar tu dar gyvas? Jo. Kada pradėsim? Tai Ramūnas manęs paprašė, kad karabiną jam surasčiau. Suradau. Ir sakė, kad turėčiau užmesti per čia. Pasakysiu atvirai, nu netikiu, kad man pavyks, bet pabandau porą kartų. Beveik. Pavyka. Tai aš taip ir slampinėjau, bet darbą, kol Ramūnas pasiruoš viską. Nu tai viskas, Ramūnas sakė, kad yra pasiruošęs. Aš tai jau gimiau pasiruošusi šitam darbui. Ir tai nei viršų, aš einu čia iš šono. Gerai. Tau šalmo nereikia? Nemanau. Plytų gal nemesi? Ne. Dar nespėjau patentuoti savo kraną. Gal nefilmuok labai daug, kaip... Žmonės kaime sukas kaip išmano. Nu, bus įdomi, aš laukiu, kada pirmą nuleisi ir galėsi atkabinti. Vau, kaip fainiai, nu gerai. Tai aš dabar tiesiog ištraukiu, ne? Jo. Nu, čia bus gerai. Nu ir dabar taip 60 kartų. Updeitinu Ramūną, šitas inžinerinis projektas yra labai pasteisinęs. Nu ką, važiuok su Ramūnu. Ką jūs?
Tai dar vieną paskutinį. Kabu. Viskas? Jo. Yeah! Pagaliau baigėsi. Tai beliko per litą išnešti. Bei langus nusikelti. Bet tai čia jau gėlytas. Nu ką, leidžiu jumis į apačią. Pagavau profesionaliai. Tai maišų yra apie 70. Svoris taip tarp 20 ir 25 kg jaučiu vidurkis būtų. Nu, yra lengvesnių, yra sunkesnių. Tai čia gautus maždaug apie 2 tonas per vieną dieną. Visą dieną veikiam tik tais tą. Ploja, atsistojęs. Bravo. O dabar žiūrim, kaip dega spaliai. Sakė, labai degus. Jo. Nu, skaičiau internete vakar, kad spaliai yra labai degus. Tai nusikrovėm spalius, bet dar liko nusikrauti per lito maišus. Krausim per litą. Game over. Not good, not good. O galiu pamėginti gal mesti tiesiog tais maišais į apačią ant tų. Pažiūrim. O jo. Gerai, gali mesti. Tai va tiek dar turėjom per litą. Tai viskas. Viršus oficialiai iškopta. Nu ir viskas. Daugiau nelipsim ten. Tai padarom paskutinę apžvalgą. Žodžiu, galim vaikščioti tik balkiais, nes va taip atrodo mūsų lubas. Čia Ramūnas dėjo koją ir įlūžo. Tai čia išsim. Jo, bet tu neim dabar nieką, ne. Rastai vietose, eik tu sau tas kaip supuvęs. Tai va, kaip viskas gražiai atrodo. Nebėra spalių, tik tais mažas liekanikės. Čia galiu lipti. Eik, kaip gražu. O iš viršaus va viskas kaip atrodo, kas nuveikta. O, wow. Čia irgi viskas išpuvę. Norėčiau pažiūrėti, kas kambarį. Ne, Ramūnai, yra lempos dar. Matau, juda. Žiūrėk. Tai kaip tu čia dabar sutvarkysi? Tai dar lipsim nebent čia tik stogą užsilopyti, bet šiaip viskas švaru, gražu. Pats purviniausias darbas yra atliktas ir viskas tik dėl Ramūno. O čia Ramūno inžineriniai sprendimai. Atrodo nekaip, bet žinau, gerai suėję. Svarbu veikia. Na ir čia dabar turim patekimą tiesiai į apačią. Tik stoge, sienose skylės, bet ir lubose jau. Geriau, į kibirą pagausim. Nu iš tikrųjų, nelabai netoj vietoj. Mokykla jo čia irgi žiūriu tarp didžiausias. Nu žodžiu, čia yra pavojinga vaikščioti. Ne, nemušk irgi yra šviestuvas. Tai neringu šviesa. Nu ne, nedaryk nieko Ramūnai. Gerai. Tai liukas prie... Ne? Jo, čia gal greičiausiai anksčiau ir buvo patekims. Į viršų. Tai va, viršus yra sutvarkytas paskutinis darbas, kuris jaučia kažkada, ne? Ateity langus nusikelti. Ir viskas. Tuo ir užbaigia mūsų seriją apie spalius. Tai žodžiu, mūsų namelis, kad ir kaip fainai atrodo, bet būklė jo vis blogėja. Vis daugiau atsidengia žaizdų. Nu tai va, tai atsisveikinam ir iki kito karto.